Labas vakaras, čia publicistikos žurnalas Prieš srovę. Šį vakarą kalbėsime apie tik praūžusį krepšinio čempionatą. Ir žinote, mums vos užteks laiko šios valandos skirtos publicistikai, mat šio vakaro noras išvardinti mūsų visų pergalės. Taip, girdite teisingai, pergalės. Mes turime kuo didžiuotis, nes atliktas darbas ir šio čempionato palikimas mums visiems milžiniškas. Dabar esame turtingesni, vieningesni. Mumis stebisi ir šiandieną komplimentus sakys garbūs svečiai iš užsienio krepšinio pasaulio grandai. Krepšinis mūsų tautos vienas iš pasididžiavimų, o daugeliu iš mūsų tarsi religija. Žinojimas, tikėjimas, kad esame didi tauta. Kaip sakytumėt jūs, ar rekordus ir auksą laimi tik krepšinio komandos? Žinoma, galime kaltinti likimą, kad jis pagailėjo sėkmės mūsų vyrams. Tačiau surinkti faktai atskleidžia. Rekordus ir apdovanojimo medalius laimėjome mes, visa tauta. Ir po 2 ir po 5 metų prisiminsime, kaip vokiečių spauda vadino mus žaliuoju pragaru vokiečių rinktiniai. Ir kaip prancūzai, iš visų paukščių labiausiai garbinantys Gaidį, pavydžiai rašė, kad jų rinktinė tokios ir galių triukšmo dar nebuvo girdėjusi. Prancūziškas komentaras apie 3 milijonus gaidžiukų, savim besidžiaugiančių ir savim mylinčių. Tai mes tokie esame, jeigu mes prieš 20 metų galėjom kartu turėti dainuojančią revoliuciją, tai dabar mažesnis minių žmonių, bet susirinko į tokią, pasidaryti šventę savo į oranžinę revoliuciją. Oranžinę revoliuciją arba žaliąją revoliuciją. Tik tai, kad iš to kažkas gimtų ir liktų tas pozityvumas arba pasididžiavimas savo tauta, tai būtų tikrai puiku. O dabar tie gaidžiukai, kas, tai čia iš pavydo, kitaip sakė. Aš manau, kad iš pagarbos už tai, kad gaidys yra Prancūzijos nacionalinis paukštis ir ten gaidys, tai yra, pažiūrėkit, per futbolo čempionatus prancūzai ant rinktinės marškinėlių gaidžius yra nusipiešę. Tai čia yra... Čia komplimentas pasirodo. Čia yra solidus komplimentas, įvertinimas 3 milijonam. Ar ne laikas nebesikuklinti ir pasakyti? Mes, kaip tauta, kaip valstybė, surengusi didžiausią Europos čempionatą visų čempionatų istorijoje. Laimėjome net ne bronzą ir ne sidabrą. Mes Lietuva, Lietuvos krepšinio sirgaliai laimėjome auksą. From every aspect, from the promotion. Jei kalbėtumėm apie reklamavimą Vilniuje, kur bebūtum, važiuotum taksi ar užeitum į parduotuvę ar į degalinę, visur matai reklamą, informaciją apie krepšinį. Važiuodamas greitkeliu į Kauną, čia pamatai užrašą Kaunas krepšinio sostinė. Aš tik kelis pavyzdžius pasakau, kuriuos dabar atsimenu, bet tai fantastika. O ką jau bekalbėti apie Lietuvos krepšinio fanus, tai didžiausias laimėjimas. Man trūksta žodžių išsireikšti, kokiu aukštu lygiu jūs visą tai padarėte. Kas galėjo patikėti, kad čempionatui vos prasidedant, kiečiausių sirgalių charakterį rodys net atokiuose senelių globos namuose gyvenantys 80-mečiai. Jau netrukus po reklamos pamatysime vaizdus, kuriais sunkiai patikėjo pasaulinė rekordus registruojanti Gineso agentūra. Kai Lietuva ėmė organizuotis krepšinio kamuolio mušimo rekordui, kad šitokių rekordų pradėtų čempionatą ir žadėjo bus 60 000 vienu metu kamuolį mušančių žmonių. Gineso agentūra net neatsakė į pirmąjį organizatorių laišką. Gineso vyrukams tai atrodė, kad tai yra nerealu, ta prasme, negali būti tiek užsidegusių žmonių, kad tai yra neadekvatu, kad šiuolaikiniam pasaulyje, šiuolaikinės valstybės, šiuolaikinės tautos to negali padaryti. Tai neadekvatu. Ir kai mes pasakėm, kad mes darysim 60 000, tai čia tie skaičiai prasilenkianti su realybė. Ne tik pasaulinė rekordų agentūra nenorėjo tikėti beprotiškų lietuvių susitelkimu.
Jau netrukus Vladas Garastas, legendinis treneris, čempionato organizatorius pasakos. Mūsų jėgomis surengti tokio lygio čempionatą nenorėjo tikėti ir ankstesnė FIBA Europe vadovybė. Dabartinis FIBA Europe generalinis sekretorius prisipažins, vos atvykęs pirmą kartą į Lietuvą, jis pajuto, ką gali ši maža valstybė. Tačiau prieš 7 metus FIBOS būstinėje, sprendžiant, kurioje valstybėje vyks Europos čempionatas, kaip sako Vladas Garastas, prašydami teisės rengti čempionatą Lietuvoje, tada atrodėme kaip nachalai. O iš kur to nachališkumo buvo? Tai paskui ir gimė tą įvaizdžio, kurie, kad Lietuva drąsi tauta, reiškia, tikrai drąsi tauta, nieko neturėdama prašo Europos čempionato. Tada buvo pastatyta tik viena arena, Vilniaus Siemens. Ir jokio arenų nebuvo. Čia buvo atvažiavę atstovai iš FIBOS, mes rodėm pievas, tas gražias žalias ir ant kompiuterių nupieštus rūmus mūsų. Ką dabar čempionatui pasibaigus pasakys krepšinio pasaulio grandai? Kokių nesusipratimų Lietuvoje jie patyrė? Kokių klaidų čempionato organizacijoje per šias 3 savaitės pamatė? Atvykdamas į susitikimą, Ispanijos krepšinio federacijos prezidentas dar prieš interviu neslėpė nuostabos. Nebus ko kalbėti, jei klausite apie klaidas. O kaip mus įvertins Slovenijos krepšinio federacijos vadovas? Jis itin atidžiai ieškojo mūsų klaidų, iš kurių galėtų pasimokyti, mat kitas čempionatas vyks jo šalyje. Jau netrukus po reklamos pamatysime vietą, iš kurios čempionatą transliavome pasauliui 150 valstybių. Ir kokias lažybas pralaimėjo buvęs prezidento patarėjas, kad teko jam galvą nusidažyti žaliai.